Na ką, buvo ilga kelionė iki Šiaulių. Atrodo, kaip ir pasiruošėm neblogai varžybom, nusiteikėm. Sakiau vyram, kad laukia sunki kova ir nugalėtoją turėtų nulemti detalės. Tai viena nelaimėta dvikova aikštės vidury, vienas pramiegotas skersas perdavimas. Ir tiek užteko, kad Šiauliai šiandien džiaugtųsi 3 taškais, o mes 0. Nors nemanau, kad šiandien to 0 nusipelnė. Kaip tik ir žadėjau į tą temą klausti, kad nepaisant pralaimėjimo, turbūt labai savo komandos žaidimų neturėtumėt būti nusivylęs. Ne, vyrai kovėsi nuo pirmos iki paskutinės minutės, ieškojom savo momentų, tų momentų turėjom. Vyram pasakiau, kad šitas pralaimėjimas turėtų būti į naudą, kad kiekviena smulkmena futbole svarbi ir turim pasimtą pamoką, bet apie tas rungtynės turim daugiau negalvoti. Laukia dabar po ilgesnės pertraukos Sūduva ir turim visą dėmesį koncentruoti į tas rungtynės. Ir buvo netikėta trauma, priverstinis keitimas. Kaip ta situacija pakeitė žaidimo planą? Taip, Artūras Žulpas svarbus žaidėjas, vienas esminių žaidėjų. Teko pakelti nuo suolo Artiomą, bet Artiomas šauniai įėjo. Aišku, Artūras gal būtų davęs daugiau mums antram aukšte tos energijos, dvikovose, antrose kamuoliuose. Tai šiek tiek ta traumelė koregavo planą, bet Artiomas šauniai išėjo, susitvarkė ir aš jam priekaištų neturiu. Užsiminėt apie Artiomą Radčenką, prisijungė prie komandos, nebuvo dar lyg ir jokio pranešimo, tai kiek laiko galbūt galite atskleisti yra su komanda ir šiaip dar kažką daugiau apie šį žaidėją? Tai Artiomas savaitę buvo pas mus peržiūroje, kaip ir nusprendėm sudaryti sutartį, bet matot, neskelbėm, nes tik tai šiandien gavom, jis žaidė Maltoj, iš Maltos gavom šiandien tik tai paleidžiamą į raštą, vos ne autobuse važiuodami rungtynės, tai to laiko paskelbti nelabai buvo. Tai dar jis važiuodamas autobuse, nežinau, ar galės išeiti ar ne, bet šiandien suvaikščiojo dokumentai ir kaip tik gavo progą išeiti.